Ar tavo šokinėjimas virvute atrodo šitaip? Tu vis bandai šokinėti, bet tarkim, jinai kliūna tau už kojų, tu nesupranti, dėl ko jinai kliūna, bandai toliau, bet vėl nutinka tas pats, ir vėl kliūna, ir vėl nesupranti, ir nervuojasi. Galiausiai atsibodo šokinėti ir renkėsi gal bėgioti, ir taip toliau. Tai palauk. Jeigu nori išmokti šokinėti virvute, lik šiame video ir aš papasakosiu 3 pagrindinius dalykus, kaip pagerinti savo šokinėjimą virvute ir kad nekankintų pastovus kliuvimas už jos. Tai visų pirma, labas. Esu Justas. Šokinėjimas yra mano hobis. Man tai patinka daryti. Prieš 3 metus pradėjau to užsiiminėti, pradėjau mokytis, kaip taisyklingai reikia šokinėti, kad nebūtų taip kaip rodžiau pradžioje, kad nekliūti už jos, o vėliau pradėjau mokytis įvairiausius triukus. Galite jūs pamatyti tikriausiai čia. Taigi, prieš pradedant noriu paminėti kelis svarbius dalykus. Pirma, prieš apšokinėjant arba mokant šokinėti būtų gerai, kad pasidarytumėte apšilimą. Gal kažkada įrašysiu video, kaip apšilimą reikia daryti su šokdynė, bet galima tiesiog rasti bet kokį warm-up video YouTube. Antras dalykas, būtų gerai turėti arba kilimėlį šokinėjimo, gali būti šiaip kažkokia danga minkštesnė, nes nuo šokinėjimo ant kitos dangos gali būti žalojami jūsų keliai. Dėl to saugant kelius kojas, rekomenduojam šokinėti ant minkštos dangos. Kaip minėjau, gali būti kilimėlis, jeigu nėra, kažkur gal sporto salė arba stadionas, kai dabar orai gerėja. Taigi, pirmasis dalykas, nuo kurio pradėsime, tai yra kūno padėtis ir stovėsena. Norint pradėti šokinėti, kūnas neturi būti stempęs kaip staiga toksai tiesus. Taip, presas turi būti įtemptas šokinėjant, kad man šokinėjant manęs nemėtytų į šonus. Ką dažniausiai gali pamatyti, jeigu stebėsite, kaip kiti žmonės šokinėja. Man toks dalykas, kad žmonės šokinėja ir jos mėto kažkaip, jie negali vienoje vietoje iššokinėti. Na, jeigu aš stoviu čia, tai aš turėčiau čia ir šokinėti. Nebent noriu judėti kažkur, o jeigu ne, reiškia, mano presas nėra įtemptas, dėl to mane į visas pusės mėto. Įtempi presą, lieku vienoje vietoje ir šokinėjau. Toliau kalbant, kojos. Kaip turėtų būti kojos, ar įtemptos, ar kaip? Tai taisyklingiausia būtų, kad kojos yra šiek tiek įtūpų šokinėti, šiek tiek, kad būtų amortizacija. Reiškia, geriausia pradėti šokinėti, mokytis yra be virvutės, po truputėlį, galbūt jeigu yra galimybė turėti veidrodį, tai labai yra gerai matyti, kaip pasišokinėjai, arba nusifilmuoti savo ir tada paskui pažiūrėti, kaip atrodo iš šalies. Tai maždaug turėtų atrodyti taip. Dėl pačių pėdų. Vėlgi, nešokinėjimą pilnomis pėdomis. Taip nesišokinėja, taip bus traumuojamas kojas. Šokinėjimą ant pirštų priekio. Taigi, patys pirštai ir pėdos čia viršus. Su šita vieta yra šokinėjimą. Šokinėjimą įtūpų šiek tiek, kad būtų amortizacija. Tai krūtinė yra išpūsta į priekį, presas yra įtemptas, šiek tiek įtūpus. Ir tada prieisime prie antro dalyko, tai yra rankų padėtis. Rankų padėtis. Dažnai, ką galite pamatyti, kaip žmonės šokinėja, tai rankos atrodo maždaug štai taip. Taip. Čia yra labai platu. Tai yra platus šokinėjimas. Jeigu pastebėsite, pabandysiu, kai montuosiu video parodyti, gaunasi tokia ištempus rankas U raidė. Tai yra netaisyklingas šokinėjimas. Labai sunku kontroliuoti tokią šokdynę, tokią laikyseną, kitaip yra šokinėjama. Tada dažniausiai žmonės kliūna. Dažniausiai užkliūna, nes reikia suprasti, kas įvyksta. Jūs ištempėt virvutę. Ištempus virvutę, žiūrėkit, kas gaunasi. Man sunku yra per ją peršokti. Sunku bus daryti sukryžiavimus. Sunku bus daryti dvigubus šuoliukus. Ir reikės keliauti iš tokio ilgo atstumo, kad padaryt sukryžiavimą. Mano sukryžiavimas vyks štai čia, o ne čia. Matot, ant kiek sudėtinga būtų padaryti sukryžiavimą štai iš tokios padėties. Taip, dar net nesigauna. Dažniausiai va taip atrodo, ne? Taisyklingai kaip būtų, kaip rodau, turėtų atrodyti štai taip.
Taigi, nėra būtina išmokti grinai taip šokinėti kaip ir aš. Žmonės šokinėja įvairiais stiliais ir stilių yra įvairiausių. Aš pasakoju apie stilių, kuris man yra priimtinas ir kuris mano nuomonė tinkamiausias yra daryti tokius triukus, kuriuos ir aš mokinuosi ir kuriuos atlieku ir kuriuos galite matyti mano video. Judesys turėtų vykti iš riešų, štai taip, tada vyks iš rankų. Iš rankų tokie dideli mostai, iš pečių, gal net iš alkūnių, iš visur, bet tik tais ne iš riešų. Tai taisyklingas šokinėjimas yra, kai rankos laikomas šalia kūno, stengiamės kuo arčiau, kadangi presas temptas, krūtinė yra išpūsta į priekį, šiek tiek į tūpus, rankos laikomas yra šalia šonų, alkūnės atgal, alkūnės atgal. Kam to reikia? Tam, kad aš galėčiau daryti įvairiausias triukus. Taigi, kaip atrodo riešai, nes visas veiksmas turi vykti iš riešų. Sukimas vyksta iš riešų. Kaip laikysite virvutę, irgi yra visai dalis svarbi. Pradžioje žmonės įvairiai laiko. Man patinka laikyti štai taip, suimti maždaug virvutės pabaigą ir čia uždėti nykščius. Kam tie nykščiai čia reikalingi? Kad aš, kai darau sukimą, mano nykščiai prie to sukimo prisideda. Jeigu aš laikau virvutę tik tais štai taip ir bandau sukti, man automatiškai patys įvairiai pasibandykite, man nepriduoda sukimo momento. Nykščiai tą leidžia padaryti. Nykščiai duoda daugiau jėgos, galima įgauti didesnį greitį šokinėjant. Tai yra svarbu, norint mokytis sunkesnius vis triukus. Taigi, jeigu laikys štai taip, delnuose laikau virvutę, ją spaudžia, nykščiai čia iš toj vietoj. Čia yra mano stilius, galite įvairinti kaip norite. Šiek tiek įspaudžiu virvutę, kad nebūtų tiesiog tokia palaida virvutė, bet aš ją noriu kontroliuoti, dėl to ją reikia šiek tiek paspausti. Dėl to šiek tiek paspaudžiu. Sukimo momentas, kaip miniu, dažnai žmonės laiko taip kažkaip ir bando sukti. Aš irgi nuo to pradėjau, bet reikėtų perėti prie bandymo sukti riešus ir laikyti rankas maždaug štai taip. Štai taip. Ne taip, nes vėlgi taip, norint padaryti sukryžiavimą, reikės daryti didžiulį mostą, o tai gaišta daug laiko. Norint taisyklingai išmokti, reikėtų laikyti štai taip ir tada kryžiavimai visokiausiai vyksta tokiu būdu, visi judesiai vyksta iš čia. Ir sukimo momentas vyksta iš riešų. Kodėl svarbu laikyti, kaip minėjau, taip virvutę. Ir kodėl aš taip laikau? Nes jeigu laikydavau kaip seniau taip, virvutė sukasi ir štai čia pradeda dilti virvutę, kadangi čia yra plasmasė, tiek rankena, tiek pati virvutė yra plasmasinė. Kas nutinka? Ties čia nutrūksta, nuplyšta ta plasmasė ir virvutė paskui sutrumpėja per visą tokią atstumą, per čia reikia paskui ją nukirpti, pati tiesiog nuplyšta. Tai nuo tokio sukimo, iš čia rankų laikymo. Dėl to mano šokinėjimas perina į čia ir kas tuo metu nutinka, kai perina į čia. Aš suku virvutės riešais, ne visą laiką ten tobulai išeina, bet tai yra stengiuosi tą daryti. Ir tada tuo metu, kai aš suku virvutę, virvutė kartu sukasi su mano riešais. Ir nebėra to dilimo tokio užlenkimo kampo ir to nebelieka. Dėl to mano šokinėjimas tampa paprastesnis, lengvesnis, mažiau eikvoja energijos ir pati virvutė ilgiau man lieka tarnauti. Tai yra virvutės arka. Štai čia yra virvutės arka. Mano rankos plačiai. Arka yra U raidės. Jeigu aš šokinėju, taip kaip aš šokinėju ir noriu išmokti visus triukus daryti, turėčiau perėti iš U raidės į V raidę. Žiūrėkite dabar, kaip atrodys arka. Tai va, jinai susiaurėjo, aš galiu kontroliuoti, galiu daryti įvairiausius triukus, man nebetrukdo mano rankų laikysena.
dalykas, apie kurį noriu pakalbėti, yra sinchronizacija. Dažnai žmonės šokinėja ir neturi savo ritmo, savo sinchronizacijos su šokdynė. Šokinėja bele kaip. Šokinėja, kada nori. Pašoka, kada nori. Kaip turėtų būti taisyklingai? Aš pašoku tada, kada virvutė paliečia žemę. Reiškiasi, jeigu esi su ausinėm, geriau pradžiai būti be jų, išmokti, klausytis šokdynės, pagauti ritmą ir turėti bendrą ritmą. Taigi, šokinėjant, žmonės galvoja, kada reikia pašokti, kada aš darysiu tą šuolį, kada man jį daryti. Tai kaip minėjau, kada virvutė trenkiasi žemę, kada tai yra, tada kada aš darau persukimą. Persuku virvutę aplink save. Taigi, ir virvutė vienu momentu paliečia žemę. Taigi, tą momentą, kada išgirstu, kada virvutė trenkiasi žemę, tada aš turėčiau pašokti. Tada yra šuolis daromas. Tai jeigu aš įsiklausysiu, ir taip darysiu pastoviai, klausysiu, kada trenkiasi virvutė į žemę ir tuo metu pašoksiu, mano šokinėjimas turėtų vis gerėti. Vis gerėti ir gerėti. Nes aš įsiklausau, žinau, kada man pašokti, žinau, kada šokinėti. Svarbus labai be galo yra dalykas. Dažnai pasitaiko, kad žmonės velka virvutę. Taigi atrodo štai taip. Virvutė paliečia žemę, kažkur prieki toli, prieš į save ir jinai yra velkama per žemę. Iki savęs ir tada yra šokama. Tai va, taip irgi neturėtų būti. Tada pridėsiu. O tai kaip turėtų būti? Čia pridėsiu tokį dalyką, kad virvutės ilgis, dažnai mums yra rodoma, jeigu ten pažiūrėsite, kaip rasti tinkamiausią savo virvutę, kokia ten turi būti ilgio, dažnai bus rodoma, kad jinai turėtų būti maždaug kaip ir pas mane, tikriausiai iki pažastų. Tai yra visai geras patarimas, bet ne visada ir ne visiems tinkantis. Virvutės ilgis keičiasi nuo jūsų rankų padėties. Kaip jūs laikote virvutę? Aš jau maždaug rodžiau, galbūt jau supratote, kad žiūrėkite, jeigu aš laikau virvutę štai taip, virvutė yra šalia manęs, jinai automatiškai bus ilgesnė. Jeigu aš ištiesiu rankas ir šokinėju štai taip, virvutė bus trumpesnė. Tai jeigu aš dar taip laikant, galiu prašokti, tai štai taip laikant, aš jau prašokti negalėsiu. Na taip, klius virvutė už rankų, nes yra per platu, reiškia, jinai siaurėja. Tai atkreipkite dėmesį, nebūtinai bus taip, kad jūsų virvutė bus čia jums idealiai iki pažastų ir čia galvosite, kad jau čia yra idealus jūsų virvutės ilgis. Ne, nebūtinai. Svarbiausias yra aspektas, tai virvutės ilgis tinkamas turi būti, ne per trumpas, gali būti per ilgas, bet čia jau vėliau išmoksama pristaikyti prie virvutės. Aš galėčiau šokinėti ir su trumpesne, ir su ilgesne, matai, nesidaro didžiulio skirtumo, tai kad paskui būna sunkiau daryti įvairius triukus. Taigi, keičiasi rankų padėtis, keičiasi virvutės ilgis. Kai šokinėju, virvutė trenkiasi žemę, kaip minėjau, trenkiasi į žemę. Reikėtų stebėti, kurioje vietose trenkiasi į žemę virvutė. Čia yra, kaip minėjau, be galo svarbus dalykas. Aiškiau, kad matytųsi, virvutė turi trenktis man štai čia maždaug prie kojų. Neturi trenktis virvutė čia, neturiu aš jos velkame žemė, mes stabdom savo procesą šokinėjimo, virvutė atsitrenkia, virvutė daužosi į žemę, mes ją velkam, aš stabdau savo šokinėjimo procesą, ne taip taisyklingai išmokstu šokinėti, aišku, pradžioje visko pasitaikys. Taigi, virvutė trenkiasi palei kojų pėdą, priekis ir taip yra šokinėjimo. Taip, pastoviai trankosi palei pėdas, šokinėju. Ir pabaigai svarbu paminėti, svarbu jums priminti,
kad nenustokite šokinėti. Jeigu jau pradėjote, jeigu jūs įsibrėžėte tikslą, pradėti šokinėti ir išmokti, tą ir padarykite. Aš tam esu čia, kursiu video, kursiu naujas pamokas, rašyti kas įdomu, padarysiu gal po vieną dalyką, kad būtų tiksliau, detaliau, aiškiau, jeigu kažkas nesigauna. Bet sakau, atsiminkite, be praktikos nieko nebus. Pradžioj kliūsite, pradžioj nervuositės, pradžioj, sakau, viskas ta virvutė, norėsite mesti lauk. Bet kas yra įdomiausia ir nuostabiausia, kad jeigu tu žiūri ir matai, kaip kažkas padaro kažkokį tai sudėtingą dalyką. Štai čia buvo Southpaw, pavyzdžiui, iš filmo Southpaw, kuris taip vadinasi. Kirtis dešinė, ten buvo toks vertimas į lietuvių kalbą, nors jisai netaisyklingas, bet vis tiek. Tai jeigu nori išmokti kažką panašaus, tai turi praktikuotis ir galiausiai, kai išmoksi, ką ir miniu, tai yra nuostabiausias dalykas, tas pojūtis, kai kažkokį vieną judesį įvaldai, įgauni skilsų naujų ir gali jį padaryti. Tai yra vienas nuostabiausių dalykų. Tad, mėly draugai, šokinėkit, praktikuokit, parašykit komentarą, parašykit man ir iki pasimatymo.